mąstau taip, kad mažas darbas būna atneša tikrai didelį darbą. Ir žmogui reikia padėti, tai aš ir stengiuosi jam padėti, nes galbūt jisai vargsta, daug kas, žinai, tikrai ten nevažiuoja į tolimus kampelius Lietuvos ir panašiai, tai mes paimam ir nuvažiuojam. O tenai jo kaimynas kažkoks geras ūkininkas ir pamatė, sustojo su džipu, sako, man irgi čia to neužilgo reikės. Tai tas mažas darbelis, žinok, tikrai įsitikinu, atneša didelį darbą. O tie, kurie forsuoja, nemandagiai kalba, tai tie objektai man nepalankus. Ta darot, taip darom. Man rūpi kaina. Tai tada jau vėl neįdomu, žinai, nes skaniai labai skamba. Tai aš tai jaučiu tokią nepagarbą, nežinau, labai ne nuo to galo pradeda kalbėti. Aš linkęs padaryti darbą, už tą gerą darbą gauti pinigus, gali pritaikyti nuolaidą, bet tai viskas proto ribose, suprantama, bet kada nuo kito galo pradeda kalbėti apie kainas, tai žinau, kad tikrai nebus geras klientas. Tai čia patarimas visiems, negali pagal kainą, žinai, statyti namą. Rinktis turi, bet nemenkinti kitų darbų, žinai.